Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincija inicijavo procesą, kad mokslininkas, botanikas, pedagogas, kunigas pranciškonas Jurgis Ambraziejus Pabrėža būtų paskelbtas palaimintuoju. Net ir praėjus beveik 200 mečiams nuo Pabrėžos tarnystės, tikintieji iki šiol lanko jo kapą, meldžiasi ir liudija apie patirtas malones. Kaip atrodė Pabrėža, niekas nežino. Yra parašyta prisiminimuose, kad neaukšto ūgio, juodbruvas, labai linksmas, bendraujantis. Kretingiškis liaudies meistras Petras Kalenda, eidamas per kaimus, rinko pasakojimus, kaip galėjo atrodyti Jurgis Ambraziejus Pabrėža, vėliau išdrožėjo biustą. Kretingos muziejuje ir pranciškonų dėvėtas abitas, tokį galėjo dėvėti ir Pabrėža, ir knygelė Perkratimas sąžinės, kurią po kunigo mirties išleido Motiejus Valančius. Originalių daiktų beveik neišlikę. Čia yra autentiškas jo herbaras, kuris kabėjo celėje virš jo lovos, ir įrašas, kad Dievas mato, laikas bėga, mirtis atsiveja ir amžinybė laukia. 1771–1849 metais gyvenęs Pabrėža, asmenybė svariai prisidėjusi prie Lietuvos mokslo. Vadinamas Lietuvos botanikos tėvu. Jisai pirmasis kūrė herbarus, pirmasis rinko augalus, juos identifikavo, klasifikavo, kūrė pavadinimus, va tokius kaip rasakila, bitkreslė, čia jo sugalvoti žodžiai. Pirmasis parašė geografijos vadovėlį, buvo gerbiamas pamokslininkas, liaudies gydytojas. Jei Pabrėža bus paskelbtas palaimintoju, Lietuvoje jis bus jau 4. palaimintasis, 1. pranciškonas. Laukia ilgi istoriniai tyrinėjimai, taip pat reikia surinkti liudijimus padarius stebuklų. Nuostabus liudijimas yra šitame vienuolyne, tai yra gyvas istorinis mūsų broliukas, mes jį vadinam Pauliukas Korizna, tai yra seniausias mūsų vienuolyno gyventojas po Antro pasaulinio karo, išlikęs būtent vienuolyno patalpose ir šalia buvo žinomos mieste kaip miestelio batsiuvys, visada vadovavosi Jurgio Pabrėžos patarimais ir ką jūs manote, iki pat savo gražios senatvės jisai būtent liaudies medicinos būdais sulaukė labai ilgo ir garbingo amžiaus. Kretingos vienuolyne Pabrėža turėjo 2 celes, vienoje priimdavo ligonius, kitoje gyveno. Yra išlikę rašytiniai prisiminimai amžininkų, kad visas vienuolyno 2 aukštas ir ypatingai Pabrėžos celė būdavo prakvipę žolelėmis. Tai, nes Pabrėža ten džiovino jas, rengė mišinius ir priimdavo ligonius. Senosiuose Kretingos kapinėse ir Pabrėžos kapas, prie kurio ir dabar meldžiasi besitikintis stebuklo. Sekmadienį vidurdienį Kretingos bažnyčioje vyks iškilmingos mišios, kurių metu bus pradėta beatifikacijos paskelbimo šventuoju byla.